Labadiena, smagu ir vėl sugrįžti ir sveikinti su jumis, mėly klausytojai. Tikiuosi, kad puikiai praleidote vasarą ir esate pasiruošę naujajam emedicina.lt tinklalaidžių sezonui. Su jumis sveikinuosi aš Viktorija, o naujojo sezono proga turime jums ir naujienų. Tai retų ligų rubrika, kurioje kiekvieną mėnesį kartu su specialistais nagrinėsime retų ligų temas. Ta proga šiandien pas mus svečiuojasi Kauno klinikų retų ir nediagnozuotų ligų koordinacinio centro vadovė, vaikų skubios pagalbos gydytoja, mokslininkė, profesorė Lina Jankauskaitė. Sveiki, Lina. Sveiki. Kaip jūsgi pradėjote domėtis retomis ligomis? Viktorija, taip, šitas klausimas yra pats sunkiausias, greičiausia, dėl to, kad jau tu įvardinai, kad yra pas mane ir specialybė, ir skubios medicinos, ir mokslo, ir šiuo metu koordinuoju retas ligas. Retose ligose jau taip grinai esu 1,5 metų, gal daugiau, šiek tiek, bet iš principo jos lydėjo visada mane tiek moksle, kadangi aš domiuosi tiek fundamentinių mokslų ir esu atlikusi tam tikrų darbų ir, sakykime, tiek rezidentūros metais, nes mano subspecialybė yra vaikų pulmonologija, tai daugiausia tų vaikų buvo iš retų, aišku, plaučių ligų. Tai susidūrimas kiekvieną dieną realiai vyksta ir galbūt nuo to ir reiktų pradėti, kad mes kiekvienas susidurėm kiekvieną dieną ir dėl to tas pamasino toksai visas procesas, kadangi žinau, kad retos ligos, žinojau, aišku, kad retos ligos yra tokios užmirštos ligos, jos tarsi retos, bet jos ir dažnos kartu, jeigu bendrai sudėjus. Tas pamasino, kad tie procesai yra tokie, įdomus, kaip suvaldyti logistiką, kaip padėti pacientui, kaip padėti ir gydytojui dirbančiam ar slaugytojai dirbančiai su retomis ligomis ir taip palengvinti visą procesą. Sakykime, aš galbūt nebūtinai turiu išmanyti visas ligas, bet išmanyti tas eigas, su komandos nariais tai spręsti. Tai va tas labai mane sudomino labiausia greičiausia, kad padėti, dalyvauti, įnešti inovacijų, naujovių įvairiausių judesio. Pradėjom kalbėti ar ne apie retas ligas, tačiau gal kiti net neįsivaizduoja, koks apibrėžimas būtent slypi po tomis retomis ligomis. Tai kas vis tik yra ta reta liga? Tai kad neįsivaizduoja, tai faktas, nes labai daug, galima paklausti, bet, pavyzdžiui, išeitume į gatvę ir paklaustume žmonių, kas yra reta liga. Tai pasakytų reta. O kiek tas reta, niekas nesupranta. Tai yra 1 iš 2,000 arba 5 iš 10,000, jeigu mes kalbame, bet dar yra ir tokios ultra retos, kur gali, pavyzdžiui, pasaulyje būti 2 atvejai tik tai, tai apie jas dar mažiau. Gal girdi ne tik visuomenė, bet ir patys gydytojai, medikai visi. Tai iš tikrųjų bendrai taip, jeigu mes paimtume atskirą ligą vieną, tai jinai ir įvardinta yra, kad 1 iš 2,000 arba 5 iš 10, bet bendrai tų ligų yra apie 6,000–7,000 ir jų daugėja su genetika, aišku, su visa kita diagnostikos, su visų kitų diagnostikos gerėjimu. Tai jų nėra taip mažai, nes bendrai kalbama, kad vien Lietuvoje būtų virš 200,000 sergančių reta liga. Kai kurios retos ligos yra tokios, kad net nematomi simptomai, tai žmogus gali per visą gyvenimą jausti kažkokį minimalų tokį diskomfortą, bet iš tikrųjų tai yra reta liga. Ir, nugyventi, sakykime, ir turėti šeimą, ir gal net šeimoje nepasireikšta liga, arba pasireikš irgi tokie minimalūs simptomai, tai niekados nesikreips ir nežinos. Kai kurie žinoma, kai kurios ligos yra labai ženkliai suteikiančios didelę negalią ir tokiu atveju žinoma jau daugiau kalbama. Tai didelis procentas ir Lietuvoje pačioj gali būti sergančių ir aišku pasaulyje. Tai tarsi ir atsakėte į mano sekantį klausimą, bet galbūt galėtumėte išskirti, kuo svarbios tos retos ligos, tarsi sakėt, kad vienų yra rečiau, kitų ar ne dažniau galbūt sutinkama, galbūt Lietuvoje kitų mes net nematom, tai kitas specialistas galėtų sakyti, tai man tarsi ir nereikalingos, ar ne, bet galbūt kuo svarbios kiekvienam specialistui šitos retos ligos. Svarbu iš tikrųjų būti humaniškam apskritai, jeigu mes atjaučiam bet kurį žmogų, tai atjaučiam ir žmogų su reta liga, nors ir reta, nors ir vienas, pavyzdžiui, visoje Lietuvoje gali būti atvejis, nes vis dėlto mūsų ir pragyvenimas gerėja, tai mes, reiškia, kreipiam ne tik į dažniausius atvejus, bet galim ir kreipti ir finansiškai padėti, jau kaip valstybė, retom ligom sergančiam asmeniui, tiek ir vienam, jeigu yra Lietuvoje, sakykime. Bet esmė atkreipti dėmesį reikia į tai, kad dažnai juos vienyje labai daug tų pačių socialinių problemų, labai daug aplinkos problemų. Pavyzdys, šaligatvis, kuris turi šaligatvį, bet neturi nuvažiavimo,
tai vienyje ne vien tik, na, sakykime, galvojam žmogus su negale, su chroninė liga, bet ir labai daug su retomis ligomis. Ir, pavyzdžiui, man teko kiek, sakykime, stažuotėse būti arba važiuoti, tai vakarų Europoje ypatingai, ne, Nyderlandai, Vokietija, sakykime, Prancūzija, na, kur daugiau, aišku, finansų turi žmonės ir daugiau gali tos aplinkos, to socialumo jiems suteikti geresnio, tai jie labai gerai integruoti yra į visuomenę, nepaisant ligos. Ir tai turi būti prioritetas irgi pasakyti, kad žmogus nepaisant savo negalios, kartais, sakykime, protauja pilnai ir gali būti profesorius ir gali būti IT specialistas, gali bet kas būti. Ir dalyvauti tokiose veiklose, kur nereikalauja fizinės jėgos, pavyzdžiui, ne, bet pilnai dalyvauti. Tai va čia yra svarbu, nes mes kaip visuomenė esame atsakingi ne tik už tai, kad, na, sakykime, nupjauti žolę ar ten, sakykime, piketuoti prie kainų, bet ir už tai, kad mes ir esam dėl to žmonės ir humaniški, ne, kad būtent pačią silpniausią grandį ir būtent su retomis ligomis kiekvieną asmenį pripažinti, kad jis visuomenės asmuo yra, kad visuomenės gali dalyvauti. Ir jis yra svarbus. Čia yra svarbiausia žinutė. Ir plus, dar vienas dalykas labai svarbus retose ligose. Per retas ligas labai žmonės kartais galvoja, kad reta, tai dieve, kažkokia genetika čia kažkokie tyrimai, čia labai reikia tų inovacijų kažkokio, o dieve, nieko nesuprantu. Iš tikrųjų, tai visai nėra tai. Tai kartais būna labai elementarūs dalykai, kurie gali pagerinti socialiai, pagerinti namų būtį, galbūt net aplinkinių gyvenimą, kurie gyvena su to žmogumi su reta liga. Tai gali būti kažkokios aplikacijos, appsai, ne, kažkokios kitos inovacijos. Ir, na, per to pagerinimą visuomenė tarsi visa pagerėja, ne, sakykime, palengvėja daug dalykų, integruojasi, na, tampa jau tada nebereta, bet tarsi kaip rutiniška. Ir aš manau, kad, na, į tai ir einam. Minėjot kelis tikrai veiklos, atrodo, aspektus, ką galėtų ar neužsiimti organizacija, bet vis tik kokia yra retų ligų būtent centro veikla ir idėja? Taip, tai to centro pačios ištakos tai buvo daug seniau ir jos ištakų, na, pati pradininkė visoje Lietuvoje, tai buvo profesorė Milda Enzinienė, kuri yra vaikų neurologė, jos patirtis yra tikrai, na, labai didelė ir kaip visų ir neurologų, visos grupės, visos tos komandos labai didelis indėlis ir aišku, jie paklojo visus pamatus šitam centrui ir jos vadovaujamam centre, na, pradėjo steigtis ir tie tokie klinikiniai centriukai, ne, kurie pradėjo dalyvauti Europos referentiniuose networkuose, na, tose irgi. Tai iš tikrųjų pati idėja to centro tai koordinuoti visas veiklas, kurių yra labai daug. Tai yra ir pati, sakykime, teisinė bazė, tai yra labai daug dokumentacijos, labai įvairiausių dalykų, bendravimo su Sveikatos apsaugos ministerija, su įvairiomis komisijomis, dalyvavimas renginiuose, kai reikia, ne, sakykime, ir koordinavimas pačių procesų ir jų lengvinimas arba jų gerinimas pačioje Kauno klinikose pačiose, sakykime. Lietuvos mastu tai daugiau, aišku, komisijos bendravimas su Sveikatos ministerija, bet pačiam viduje tai pagerinti procesus tiek, sakykime, patiems gydytojams, tiek ir patiems pacientams. Mes, na, aktyviai dabar, man įsijungus irgi bendravom ir su pacientų taryba, ir su pacientų draugijom. Stengiamės ir su pačiais pacientais atskirai ir taip pat organizuojam daug renginių, taip ir prie buvusios vadovės lygiai taip pat dabar ir organizuojam ne tik tokius paprastus renginius, kaip minim vasario 28 tarptautinę dieną retų ligų, bet ir darom inovatyvius renginius su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu, tokius kaip hakatonus, įvairius, na, sprintus ir taip toliau, su retom lygom, kad žmonės daugiau sužinotų apie tai, nes tai ir yra centro veikla, kad plėsti žinomumą visoje Lietuvoje ir, aišku, viduje net. Nes, sakykime, kai kurios specialybės kartais labai retai susiduria, ne? Kaip ir tu sakei, kad, na, gali būti vienas atvejis Lietuvoje ir pamatė vienas gydytojas ir tiek žinių. Bet tas žinomumas tai ir yra svarbiausia irgi. Tai tų veiklų yra labai daug. Paminėjot, kad stažavotės ir tikrai pati žinau, kad daug kur stažavotės užsienyje. Tai vis tik kokia yra situacija, ar ne, su retomis ligomis Lietuvoje ir lyginant su užsienio praktika? Ar mes labai čia atsiliekame, ar mes labai jauni šitoj esame srity? Kokie jūsų galbūt pastebėjimai, nuomonė? Mes gal esam jaunoki, bet esam labai aktyvūs. Europoje esam pripažįstami kaip vieni aktyviausių darantys pokytį, tai dėka Kauno ir Vilniaus kartu, tai ne vien tik tai, sakykime, mūsų centras, ne? Aišku, periferija irgi turėtų daugiau įsijungti, bet, na, čia laiko klausimas. Tik tai
nes jie visi susiduria irgi taip pat su retomis lygomis. Bet esam labai aktyvus tiek Europos referentiniuose tinkluose, nes labai daug turim ir tikrųjų narių, ir afilijuotų. Ir, žiūrint su ko lyginsim, ar gerai, ar blogai, visada norisi, kad geriau būtų. Iš tikrųjų, tai žinoma, yra labai daug iššūkių. Ir daugiausiai iššūkių yra biurokratijoje, greičiausia, toj biurokratijoje, kur yra apsunkinama pati, sveikatos sistema, tai yra medikai, tai yra gydytojai, tai yra slaugytojai, teikti daug dokumentacijos dėl, sakykime, finansavimo, dėl gydymo reta liga sergančiam pacientui. Tai, kelias yra nežmoniškas. Daug kas net nemato to. Ir daug kas galvoja, kaip čia neįmanoma to vaisto gauti. O paprastai, nes iš tikrųjų, gydytojai priversti rašyti milijoną ten dokumentų, tie dokumentai kartais atmetami, kaip nepagristi ir taip toliau, ir taip toliau. Daug tokių visokių iššūkių. Bet jeigu mano paskutinė stažuotė buvo Airijoje, tai aš galiu pasakyti, kad mes esam kaip deimantas palyginus su kai kuriom šalim Europos, nes, sakykime, toks pavyzdys, kad Airija yra 6 milijonai gyventojų, kai Lietuvoje 3. Mes vien mūsų centre turim 5 klinikinius genetikus, Vilnius turi dar daugiau, o Airija visa turi 5 klinikinius genetikus 6 milijonam žmonių, gyventojų, ir jie diagnozės laukia vidutiniškai 3 metus. Tai kai kuriems ta diagnozė 3 metai gali būti visiškai letali išeitis. Reiškia, aš nesulauksiu nieko, nei diagnozės, nei vaisto, nors gal yra vaistas, ne? Galiu gauti, kad ir Didžioji Britanijoje. Bet Brexitas, dar vienas dalykas, ne, kaip kaimynai svarbu, ką jie veikia, nes mūsų kaimynai lygiai taip pat, pavyzdžiui, irgi čia toksai dalykas, kad, sakykime, Lenkai didesni, tai mums labai svarbu. Tai iš tikrųjų pas juos yra labai daug problemų sveikatos sistemoje ir mes gal geriausia, aišku, žiūrim į tas valstybės, kurios viską kompensuoja, į JAV, pavyzdžiui, žiūrim, kur turi institutus retų lygų, ir turi viską, bet mes turim irgi pagalvoti apie save, kiek mes turim to biudžeto ir kiek jo galim skirti. Tikrai retom lygom jau yra skiriama labai nemažai biudžeto ir tikrai jau geriau negu buvo. Žinoma, galėtų būti geriau. Bet toj pačioj Airijoje, kitur renka lėšas patys tėvai lygiai taip pat. Tai ta prasme, žolė visada atrodo žalesnė, bet, Lietuvoje gali būti geriau, bet yra pakankamai neblogai ir reikėtų visiems prisiminti tiek medikams, tiek ir pacientams, kad už viso to stovi labai didelė kova, nes mes kovojam ir mes, ir, sakykime, medikai patys kovoja už pacientą, kad gautų geriausią priežiūrą. Tai rašomi raštai, ta prasme, non-stop vyksta darbas, kuris yra kova, kuris yra visiškai nematomas, kur kartais iki batalijų, iki net nenormalių diskusijų būna. Tai visada norisi, kad tam pacientui būtų geriau. Ir aišku, norisi visiems, kad čia ir dabar. Nes, sakykime, jeigu diagnozė gaunama po 3 metų, tai, kaip ir sakiau, gali būti išeitis įvairi. Bet stengiamės. Tai turbūt reikėtų nepamiršti, kad ne kažkas kitas atsakingas, o kiekvienas atskirai mes esame atsakingi už tuos pacientus. Ir gal galėtumėm paliesti tą praktinį aspektą. Tai aš esu girdėjus apie žaliuosius koridorius, turbūt kiekvienas, kas susidūrė su klinikinė praktika, yra girdėjęs. Tai gal galit pakomentuoti apie tai ir kaip tai veikia? Taip, tai mes turime Kauno klinikose žaliuosius koridorius, iš tikrųjų, taip, reta liga sergančiam pacientui. Nes tikriausia, galbūt klausytojas nebūtinai žino, kad Kauno klinikose nuo šių metų vasaros ar rugsėjo pradėjo funkcionuoti skambučių centras. Nuo šių metų, sakykime, aš tikrai sumaišysiu datą, kada tiksliai, bet sakykime, skambučių centras pradėjo veikti. Mes pradėjom pereiti į tai, kad su skambučių centru suderinę retų ligų pacientas ir, aišku, gydytojas, kuris gydo ir slaugytoja, kuri kartu dirba, žinotų, kad vis dėlto yra ta žalias koridorius ir gali užsiregistruoti pas specialistą reta liga sergantis pacientas ar pas specialistų netgi kelis. Ir taip suderinant, sakykime, tai jam nereikia pačiam skambinėti kiekvieną kartą dėl specialisto kažkokio to ir ano, nes žinom, kad reta liga sergančiam pacientui dažniausiai reikia kelių specialistų. Jis užtenka, kad vieną kartą paskambina, yra tokia orfa koduotė, specifinė, nes kiekvienas, aš galėčiau apie kodavimą dar kalbėti atskirai, bet nekalbėsiu, ne vien tik apie orfą, bet kalbant apie orfą, tai yra kodas specialus, kaip gal kiekvienam žinomas yra TLK kodai, tai čia yra orfa kodavimas specialus, nes TLK nedengia retų ligų kodų, yra retų ligų kaip tokių, 10% gal tik tai dengia, o orfa pilnai yra pritaikyta tik retom ligom. Ir orfa kodą turėdamas pacientas, prisiskambinęs, pasako savo orfa kodą ir, aišku, jį užregistruoja kaip retą ligą.
Tai čia tokia naujovė ir daug centrų iš tikrųjų džiaugiasi tuo. Aišku, nieko nėra be dūmų, yra visokiausių ir kokybės dalykų, mes vertinam tai, bet dauguma centrų džiaugiasi, kadangi pacientas gali daug paprasčiau patekti. Nebereikia bendra eilė laukti pas specialistą. Tai yra labai svarbu. Tarsi papasakojat, bet man natūralus toks klausimas kyla, kur yra čia šeimos gydytojo, tarkim, vaidmuo, ar ne? Tarkim, gydytojas turi savo apylinkėje reta liga sergantį asmenį, tai kokie vis tik šeimos gydytojo veiksmai? Ar jisai atsiriboja, ar jisai įsitraukia į tas visas konsultacijas, ar jisai turi sukoordinuoti, koks čia jo vaidmuo yra? Pasaulyje gal vienoks vaidmuo yra šeimos gydytojas su retom ligom dirbančio, bet Lietuvoje realiai reta liga sergantį pacientą prižiūri kažkoks pirminis gydytojas, kuris yra dažniausiai specialistas. Ar tai būtų pulmonologas, ar tai vaikų pulmonologas, ar tai genetikas, ar tai neurochirurgas, kažkas, kas konkrečiai, identifikuoja, kad tai jo problema ir, sakykime, dar šalia yra specifinių kažkokių problemyčių. Šeimos gydytojas, mes irgi esam užmesgę ryšių su šeimos gydytojais ir bandom kalbėti. Jų pagrindinis lūkestis yra, kad jie suprastų, ką su to pacientu daryti, ypatingai, kai dar nėra aiškios diagnozės. Kada jau man yra tos raudonos vėliavos, kad siūsti specialistui, pasakyti, kad čia greičiausiai reta liga. Tai dauguma gydytojų vis dėlto, jie puikiai per algoritmus standartinius eina ir jie supranta, kada siūsti. Aišku, tai gali būti uždelsta šiek tiek. Ir mes bandome su šeimos gydytojais kalbėtis, kad, rasti tą konsensusą, kad jie irgi dalyvautų, nes jie labai svarbus šiame. Kitas dalykas, šeimos gydytojai yra labai svarbus po naujagimių skryningo, kai gaunama diagnozė. Tai jiems irgi labai svarbus tas dalyvavimas čia ir supratimas, jie patys išreiškia tokį norą, sako, klausykit, mes norim žinoti, kur čia mes ir ką mums atlikti ir ką daryti ir kur siūsti. Tai kol kas dar viskas gryninama dėl to, kad dabar naujagimių patikra pasipildė 8 naujom ligom, tai visiems viskas nauja ir specialistams lygiai taip pat ir patiems pacientams, sakykime, patiems tėvams ypatingai. Tai ta šeimos gydytojo dar rolė gryninama, bet čia greičiausiai irgi, yra tokios paruoštos metodikos Lietuvoje, dar kol kas jos nėra pilnai patvirtintos, tačiau metodikos paciento kelio, būtent nuo šeimos gydytojo iki reabilitacijos, tai šeimos gydytojas taip, ten aiškiai labai sudėliota jo rolė, kad taip, jisai pagrindinis yra, kad jeigu atmeta standartinę ligą, dažniausią ligą, nes šeimos gydytojai pakankamai gali daug atlikti, tai tada jau turi, įtariant retą ligą, turi nukreipti specialistui ir specialistai pagrindiniai yra, kurie čia atlieka labai daug svarbaus vaidmens. Tai tarsi pakalbėjom apie koordinatorius, apie šeimos gydytojus, o ką pats sergantis reta liga žmogus turi žinoti? Lietuvoje tai galiu pasakyti, kad mūsų pacientai darosi labai aktyvūs ir tai yra labai džiugu ir ne tik aktyvūs, bet ir mediciniškai išprusę. Tas labai svarbu, nes kai tu supranti, kas su tavim darosi ir supranti savo ligą, nes su gydytojais, kuriais susidursi, gali būti, kad pirmą kartą tave gyvenime mato su šia liga. Tai tu esi advokatas savo ligos, ne? Ir mes matom, aš dirbdama skubioj pagalboj, matau, kai, sakykime, tėvai ar vyresni paaugliai, sakykime, pacientai su reta liga, jeigu jie verbaliai komunikuoja, jie gali pasakyti, kas su jais darosi ir jie geriausi advokatai. Kitas dalykas, pacientai yra labai didelė jėga apskritai. Pačių organizacijos arba netgi ir atskiri. Žiūrėkim, kiek per viešumą galima pasiekti taip, kiek pasiekia, kad pradedamas kažkoks gydymas, kad kažkokį vaistą gauna taip. Dažnai viena ar kita pusė galvoja, kad tik jie gali tai padaryti. Ne, reikia kartu daryti ir, čia nebėra tas, aš kaip visada sakau, čia tiek skubioj pagalba, čia bet kur, tiek retose ligose, kad, gydytojas nebėra tas, kuris vienas nuostabus eina per kaimą su dideliu tenai lagaminu ir jisai vienintelis neša žinią. Taip nebėra. Visi esam žinučių nešėjai, tai yra pirma, žiūrint, ką nešam, turim bendradarbiauti ir pacientai turi patys suvokti, kad jų atsakomybė yra labai didelė taip pat. Kai kas taip, diagnostika galbūt jie nemoka aparatų valdyti, galbūt nemoka kraujo paimti ir taip toliau, bet jų atsakomybė už labai daug yra dalykų irgi. Sakykime, irgi komunikuoti apie savo ligą, komunikuoti, ką reikia daryti kartais, o kartais ko nereikia daryti, nes kad nebūtų tos perteklinės medicinos. Tai jie yra pagrindiniai advokatai, tam jie būrėsi į draugijas ir tai yra labai šaunu, nes tos draugijos gan aktyvios Lietuvoje, tikrai.
ir jos nuverčia kalnų. Nors jį kartais galvoja, nieko, mes čia pacientai, nieko svarbus, o iš tikrųjų tai netiesa. Nes jie pagrindiniai yra, jie netgi, jų duomenys, bet kokie duomenys, tai yra jų duomenys, tai yra, jie turi irgi, būti atsakingi, bet ir sakyti, kad, žiūrėk, man reikia to. Aš žinau, kad taip vyksta, gal galim sudalyvauti kokiam klinikiniam tyrimė, žinai. Ir, sakykime, aš žinau, kad Skandinavija turi tokį vaistą ir jie ten 3 fazės tyrimas. Gal aš galiu, gal mano vaikas gali, gal mano artimasis gali. Kartais gydytojams irgi sunku tą informaciją valdyti, bet pacientas irgi gali pilnai. Jeigu jis šviečiasi mediciniškai, jie tikrai šviečiasi ir gerėja tas supratimas, tai jie irgi gali labai daug ką pasiūlyti. Ir inovacijas lygiai tas pats. Tai labai džiugu, kad tikrai Lietuvoje vyksta tokie dalykai, kad nepamirštamos yra retos ligos, kad pacientai patys gali įsitraukti tarsi net į gydymą ar ne. Tai vis tik dar natūraliai kyla klausimas, kur būtų galima rasti tą informaciją, kad tarkim, kur kreiptis, galbūt gal turės kokių klausimų, ar patys pacientai, specialistai, galbūt yra kažkokia patalpinta informacija apie retas ligas. Tai gal turit kokį centro puslapį ar kitą informacinį šaltinį? Taip, tai mes turim centro puslapį Kauno klinikose, Kauno klinikų bendram portale, retų ligų atskirai yra puslapis. Ir ten, aišku, yra informacija apie viską, apie visus centrus, mūsų kontaktiniai numeriai ir mūsų, aišku, kontaktinis e-mailas, kuris yra retos.ligos@kaunoklinikos.lt. Tai galima visada parašyti. Mes gaunam, dar buvo čia klausimas apie centro veiklą, tai mes gaunam tikrai daug laiškų įvairiausio pobūdžio. Stengiamės juos atsakyti, stengiamės padėti pacientui, jeigu kažkokia iškyla iššūkiai, kartais labai sudėtinga tai padaryti, bet stengiamės. Tai galima klausti, visa informacija bus gauta, bus nusiųsta, sakykime, apie centrą, kur kreiptis, jeigu reikia ir taip toliau. Nes kiekvienas centras irgi turi specifinius specialistus, kartais, irgi reiktų į tą specialistą galbūt kreiptis, būtų tada greitesnė eiga viso proceso, tai puslapį laisvai galima tiek lietuvių, tiek anglų kalba rasti ir galima jo dalintis. Tikrai labai ačiū, kad atvykot į mūsų laidą. Labai džiaugiuosi, kad šita nauja rubrika apie retas ligas papildys mūsų emedicina.lt tinklalaidės. O klausytojams labai noriu padėkoti, kad klausėtės ir iki pasimatymo.